Šiandien kalbėsime apie įvykį, kuris kitais metais turėtų pakeisti daugelio mūsų įpročius. Kalbėsime apie skaitmeninę televiziją. Kasgi tai, su kuo tai valgoma, kogi reikia norint ją žiūrėti, aptarsime visas problemas, kurios tikrai, ko gero, susikaupė ir klausimus, kurių nemažai kyla pereinant į skaitmeninę televiziją. Ir šiandien mano laidos svečias yra gerbiamas Sigitas Puidokas, kuris pasistengs atsakyti į daugelį klausimų. Tai kasgi vis dėlto, Sigitai, vyks 2012 metais? Spalio 29 dieną laukia tas svarbus įvykis kaip antžeminės analoginės televizijos išjungimas. Pabrėžiu, antžeminės. Nei palidovinės televizijos, kuri jau senai perėjus yra į skaitmeninį standartą, nei kabelinės televizijos šitie dalykai neliečia. Tai yra tik tai antžeminės televizijos reikalas. Tai yra tų gyventojų, kurie žiūri antžeminę televiziją antenų pagalba arba daugiabučių stovinčių vėlgi kolektyvinės televizijos antenų pagalba. Tame tarpe ir tų kambarinių antenų vadinamų. Tai be jokios abejonės. Taip, kambarinės antenos, jeigu turi pasistatę balkonę antenas, viskas, būtent šitos gyventojus ta problema ir liečia. Dabar, kodėl neišjungiama? Mūsų visuomenė, vadinama informacinė visuomenė, ne šiaip savo. Šiaip tai šitie žodžiai jau gana banalūs, naudojami visais atvejais ir kada reikia, ir kada nereikia. Bet šiuo atveju būtent ta informacinė visuomenė reikia duoti informaciją. Informacijos darosi tiek daug, kad jos tuo vamzdžiu, kuris, jeigu tai pavadinsime analoginę televiziją, kaip įsivaizduosime, kaip vamzdį, tai tuo vamzdžiu jau visą tą informaciją praleisti nebeišeina. Atsiranda nauji kanalai, įvairių kitų dalykų, mobiliems telefonams reikalingi dažniai ir taip toliau. Ir gaunasi taip, kad skaitmeninė televizija tai būtent yra daug didesnis informacijos kiekis. Sakykime, jeigu dabar per kabelinę televiziją analogų rodo 20, 30, 50 programų, tai skaitmeninė televizija per tą patį vamzdį, kaip mes jį įsivaizduojame, galima praleisti 150, 160 aukščiausios kokybės, aukštos raiškos kanalų. Skaitai vienokį straipsnį, skaitai kitokį straipsnį. Antraštės, aišku, rėkiančios yra. Tiesiog vienas aiškina, kad 500 000, kitas 1 milijoną žmonių nematys iš vis jokios televizijos, viskas baigėsi, žemė griūva, šokio konkurso nebus. Taip, aš, Rolandai, tikrai pačiam pritariu. Dabar dar minutėlę, aš matau, neužilgo mes eterį pamatysime tokį, kaip pasakyti, vieną tokių pavyzdžių, sakykime, tokios reklaminio, tokio reportažą, gabalėlį ir paskui gal pakalbėkime ir apie tą isteriją, ir apie tą pakomentavimą, reiškia, sakykime, suinteresuotų pusių, nes iš tikrųjų šitame perjungime įvairiausių dalykų yra ir nelabai kartais, sakykime, sąžiningų ir gražių. Gal mes tada paprašykime operatorius, kad uždėtų mums tą reportažo gabalėlį, o paskui mes padiskutuosime apie tai. Gerai. Lentvaryje gyvenanti pensininkė Svetlana Sreda šiuo metu namuose turi 3 senus televizorius be priedėlių. Apie tai, kad kitais metais teks įsigyti priedėlius arba pirkti naują televizorių, moteris sako nežinojusi. Kur kreiptis ir kaip pereiti prie skaitmeninės televizijos, ji taip pat nežino, mat apie ją girdėjo nedaug. Žinokit, mes apie tai negalvojom. Ir mūsų televizorius jau paseno, žinoma, gal pirksim ir naują, žiūrėsim, kaip čia bus. Šiuo metu moteris per kabelinę televiziją be jokio specialaus priedėlio žiūri 42 kanalus ir yra tuo patenkinta. Pasak Svetlanos, nauja tvarka gali sukelti nepatogumų, tačiau technologijų progresą ji palaiko. Kad 2 pultai, žinoma, čia nepatogu bus, mano nuomonė tokia, man taip atrodo. Pinigų reikės surasti, jeigu reikia. Tai štai toksai, sakykime tokia, probleminio reportažo gabalėlis, kuriame yra panaudotas toksai dalykas kaip,
Iš tikrųjų, žmonės klaidinanti kaip ir reklama ar kažkokie dalykai, nes, aš kiek suprantu, žmogus naudojasi, turi namuose 3 televizorius, naudojasi kabelinės televizijos paslaugom, bet kažkodėl tai žurnalistai iš tikrųjų siūlo jai pirkti priedėlius. Ar daug tokių pavyzdžių esat savo darbę matę? Nes skaitant tai iš tikrųjų nemažai užkliūna ir akis, ir ausis klausantis. Teko, tikrai tokių pavyzdžių teko ir matyti, ir girdėti. Ir čia, sakykime, šitoje reklamoje aš tikrai pritariu Jums, kad tai yra nesąžininga reklama, todėl kad kaip ten bebūtų, iš pradžių pradeda kalbėti apie skaitmeninės televizijos priedėlius. Pagyvenusi moteris, jinai galbūt iš viso nežino nieko apie tą skaitmeninę televiziją, kuo ten skiriasi ta analoginė televizija, ko reikia. Ir jai aiškina, kaip jai reikės dabar būtinai nusipirkti priedėlius. Taip galima, nesako būtinai, bet taip galima iš šito reklamos siužeto suprasti, kad tai iš tikrųjų reikės jai nusipirkti. Ir paskui gale sako, kad jinai žiūri 40 kabelinės televizijos kanalų ir žodžiu, tais kanalais, kiek suprantu, jinai patenkinta. Bet jau taip, kada jis sakė. Tai klausimas tada yra toks, kodėl nekalbėti teisingai? Tu turi kabelinę televiziją, ten 40 kanalų, tu pasiimsi skaitmeninę televiziją, pas tave bus 100-150 kanalų. Kitam žmogui tiek nereikia. Yra, sakykime, aš suprantu, kad Lietuvoje pagyvenę žmonės, būkim, taip sakant, teisingi, jie daugiau supranta rusų kalbą, ar ne? Liūdna, aš suprantu, kad liūdna, kad taip yra, bet tiesiog supranta rusų kalbą. Tai kam jai, pavyzdžiui, ten kažkurie kanalai iš skaitmeninės televizijos, kurie bus tik anglų kalba, nors pabrėžiu, kad skaitmeninės televizijos vienas iš privalumų yra tas, kad kai kuriuose programuose galima rinktis kalbas. Galima rinktis anglų kalbą, galima rinktis rusų kalbą, yra lietuviški subtitrai, yra visokių tokių dalykų. Tai yra būtent papildomi privalumai tos skaitmeninės televizijos. Dar sakytai, iš tikrųjų, ta pati isterija, sakykime, kuri kyla, nes, ką tik tai prieš laidą skaičiau irgi vieną straipsnį, kad štai vienas solidus dienraštis praneša, kad jau lapkričio mėnesį nebeliks priedėlių. Viskas, nebeliks antenų, nes reikia arba dabar, arba paskui jau ten likus pusmečiai iki to perjungimo datos, viskas nieko nebenusipirksi arba kainos bus kosminės. Kažkodėl aš niekaip negirdėjau, kad prieš lapkričio 1 visi laikraščiai skelbtų, kad va dabar jau benziną tai visi naudos, todėl kad visa Lietuva pakilo ir jau dabar išvažiuos ir dabar benzinas brangs. Priešingai, kažkodėl tai benzinas atpinga. Be abejo, aš negaliu teikti, kad bus lygiai tas pats su priedėliais. Bet manau, kad priedėliams taip pat, kai jie bus atvežti, bus ir akcijos, bus ir kitokių dalykų, bus ir nesąžiningų žmonių, kurie be abejo galbūt pasinaudos tuo, kad tų priedėlių trūksta ir kels kainas ir taip toliau. Kogi skiriasi skaitmeninė televizija nuo loginės ir kokie jį privalumai? Minėjai, kad iš tikrųjų tai yra geresnė kokybė, daugiau kanalų, sakykime, kiekis, kas dar ten galėtų būti, kodėl reikėjo tai keisti tą, kad mes esame įpratę matyti? Nežinau, galbūt supyks kai kurie skaitmeninės televizijos propaguotojai ar tiekėjai, tačiau noriu pasakyti tokį dalyką. Taip, skaitmeninė, kas žiūri skaitmeninę televiziją, tikrai turi daugiau matyti galimybę matyti daugiau kanalų, keisti kalbas, matyti daug geresnės kokybės televiziją. Čia tikrai šitai yra, tačiau vėlgi, supraskit, kad skaitmeninė televizija nėra pati kaip televizija, ji nėra panacėja nuo visų ligų. Jeigu jūs paimsite kokį našą kino filmą, kurį rodo per televizorių, ar ne? Tai ar jūs jį žiūrėsite su aukštos raiškos, ar su skaitmeninė televizija, jis bus lygiai toks pat filmas. Priežastis yra viena ir labai paprasta. Pats filmas yra blogos kokybės. Lygiai taip pat, jeigu jūs paimsite, sakykime, televizorių ir neteisingai jį pajungsite, jeigu pats televizorius bus netoks, kokio reikia, irgi lygiai tas pats bus. Dabar kas liečia dėl geresnės kokybės. Šiaip noriu pasakyti tokį dalyką.
Vat iš mano paties patyrimo, jeigu pas jūs televizorius yra 37 cm įstrižainės, nežinau, kiek ten tų colių yra dabar, nes baisiai įdomiai dabar matuoja. Jo, su tais coliais. Žinau, kad 40 colių metras, o 18 colių, tai kiek ten 48 cm. Ko gero, panašiai. Jo. Tai jeigu jūs turite tokį televizorių, per jį jūs tikrai, žiūrėdami paprastą skaitmeninę televiziją, geresnės kokybės nepajusite. Geresnė skaitmeninė kokybė jaučiasi ant didesnės įstrižainės ekrano. Šiaip tai, vėlgi, kalbu apie savo asmeninę nuomonę, tai yra 80 cm įstrižainės televizorius ten, ir aukštesni ten. Tokie. Nu, čia be abejo galbūt atsiras profesionalų, kurie sakys, kad, na kaip čia gali būti, kad jūs nemato, to aš matau. Nu, gali būti. Kalbu apie paprastą skaitmeninę televiziją, o ne apie aukštos raiškos. Gerai, gerbiamas Sigitai, na, iš tikrųjų dar žmonės bijo tokį dalyką, kad štai atsirado nauja rūšis televizijos, ta pati, sakykime, skaitmeninė televizija, ar ne? Buvo ir kalbų, kad lietuviški kanalai bus apmokestinami, kad tai bus koduota, tai klausimas yra toks, ar šita paslauga kaip po tokia skaitmeninės televizijos bus mokama, nes tas yra žmonėms svarbu. Pasakykit man, prašau, kas yra nemokama šiais laikais. Viskas yra mokama. Noriu atkreipti dėmesį tik į tokį dalyką. Taip, dabartiniu laiku lietuviškos programos transliuojamos eterinėje televizijoje, jų yra, neklystu, ten ar tai 14, ar tai 12, nežinau, neprisimenu dabar, jos yra nemokamos. Bet noriu atkreipti vieną dėmesį. Latvijoje TV3 pareiškia, kad nuo sekančių metų užsikoduoja. Aš nieko nekalbu apie Lietuvą, galbūt Lietuvoje to nebus. Tačiau TV3, aš kiek suprantu, yra viena grupė ir... Jeigu politika tokia, tai politika gali būti, taip, kaip ten, kas gali paneigti, ar ne? Tai va, o šiaip be abejo, visos programos, dar kartą kartoju, be abejo, jos yra mokamos, todėl kad reikia ir pirkti programas, reikia galų gale ir prižiūrėti aparatūrą, reikia mokėti atlyginimus, na ir taip toliau, ir taip toliau. Ar jos bus koduotos ar ne, tai tiesiog laiko klausimas, taip, aišku, savininkų televizijų klausimas. Retransliuotojo, visų pirma, aišku, transliuotojo, paskui retransliuotojo ir laiko klausimas. Na, pats paminėjai tokį terminą kaip didelės raiškos ta televizija, HD televizija, ar ne? Taip. Kuo jis skiriasi nuo tos paprastos skaitmeninės, apie kurią kalbam? Na, sakykime taip, jeigu žiūrėti ant didelės įstrižainės kineskopo, tai pabandykim palyginti spalvotą nuotrauką laikraštyje ir atviruką, ar ne? Na, tai maždaug skirtumas tai bus toks pat. Tačiau vėlgi ten yra savų problemų. Jeigu žiūrėti aukštos raiškos televiziją, vėlgi reikalingas visų pirma aukštos raiškos signalas, jų šiai dienai yra nedaug. Aukštos raiškos signalas turi eiti iš pačios studijos. Jeigu iš studijos neina aukštos raiškos signalas, mes, aišku, ir neturėsime tos aukštos raiškos. Tų kanalų yra nedaug, šiai dienai plačiausiai paplitę kažkur tai atrodo 5 kanalai maždaug pagrindiniai tokie yra, kuriuos tai čia jau žiūrovai patys pasižiūrės. Na, ką dar galima pasakyti? Gal reikėtų atsiminti, kad turint televizorių didelės įstrižainės, ten, sakykime, 40 cm. Dar, jeigu iš labai arti žiūrint, ta aukštos raiškos televizija netenka prasmės. Pradeda vis tik tai matytis atskiros detalės, jos truputėlį išplaukusios palieka, visą kitą. Žodžiu, reikia žiūrėti iš truputį didesnio atstumo. Tai dabar, jeigu kalbėtume apie televizorius, ar ne, iš tikrųjų, skaitmeninė televizija yra visiškai kita technologija ir, daugelis žmonių, kaip ir tame, sakykime, reportaže, kur girdėjom, kad jeigu reikės nusipirksiu naują televizorių ir dažniausiai ir klausia žmonės, tai ar dabar reikės pirkti naujus televizorius? Jeigu reikės juos pirkti, tai tada kokius juos reikia pirkti? Į ką žiūrėtum pačiam žmogui? Ką jisai turėtų žinoti apie tai, kokį tą televizorių dabar įsigyti? Pirmiausia, turi žmogus apsispręsti, kokią televiziją žiūrės. Skaitmeninė televizija turi savo standartus. Sakykime, jeigu žiūrės antžeminę televiziją, tai yra DVB-T standartas vadinamas.
Tai pirkti televizoriaus be abejo nereikia, užtenka nusipirkti priedėlį. Su sąlyga, kad televizorius nėra 15-20 metų senumo ir turi audio video įėjimą arba SCART jungtį. Čia eina kalba apie paprastą skaitmeninę. Jeigu žmogus sugalvos, kad jisai tikrai norės žiūrėti Full HD televiziją, būtinai reikalingas specialus kabelis. Tai yra HDMI kabelis, taip vadinamas. Ir tik tai su tuo kabeliu sujungus atsivers, pasirodys visi tie aukštos raiškos, bet Full HD, pabrėžiu, ne HD rydį, privalumai. Dabar nemažai mūsų tautiečių gyvena tiek Anglijoje, tiek Norvegijai. Mūsų parduotuvėse jų be abejo taip pat yra, bet tiesiog žmonės klausia, ar veiks tas priedėlis, jeigu, sakykime, vaikai tėvam perveš iš Anglijos ar iš Norvegijos. Be abejonės. Priedėlis Europoje, jis visur turi tą patį standartą. Kaip minėjau, kabeliniai televizijai DVB-C, antžeminiai televizijai DVB-T. Vienintelis dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, perkant užsienyje šitokius daiktus, tai būtent, kad ar į jį kišasi, ar yra vieta arba lizdas korteliai, arba konakso moduliui, nes faktiškai ir antžeminė televizija skaitmeninė ir kabelinė koduojasi su konakso sistema ir gali būti, kad, sakykime, dabar žiūrit nemokamai galėsit žiūrėti, ar ne, ir kortelės nereikia, o paskui pasirodys, kad kažkas užkoduota, reikia dėti kortelę. Tai kad nekeisti to viso priedėlio, reikia tokiu atveju žiūrėti tokius dalykus. Tai tiesiog, jeigu apie kodavimą, tai yra tom programom, kurios yra mokamos, jeigu paprasčiau, ar ne? Taip. Ir, kodavimo sistema, pats minėjote, yra Konax. Čia kalbu apie antžeminę ir kabelinę. Sakykime, viena iš gerai žinomų palidovinių, kuri irgi yra skaitmeninė, ji naudoja VXS kodavimo sistemą. Tų kodavimo sistemų, žinot, kaip ir mašinų ir visų kitų dalykų. Yra baisiai daug ir čia turbūt nelabai ir televizijoje žiūrovų šitas dalykas įdomu. Atkreipiu dėmesį. Tų, kas ypač jaunimo, tų, kurie mėgsta pirkti pigiau ebėjui, tam vadinamam, nežinau, kaip ten taisyklingai vadinasi. Taip gal ir vadinasi, sakykime, elektroniniam aukcijom. Nerekomenduoju šitų dalykų pirkti iš Amerikos. Amerikietiški modeliai paprastai turi 110 voltų įėjimą, tai yra mūsų netinka mūsų tinklas, reikės ten perėjimo kažkokio ar kažkokio keitiklio. Vienas dalykas, antras dalykas yra problemų su sinchronizavimu, nes ten yra pas mus naudojama PAL sistema. Čia kaip, aš kalbu apie PAL, ne kaip apie spalvinę, o būtent, kad sinchronizavimas eina irgi. O ten NTSC sistema. Tai yra gali būti problemų. Gali veikti, gali neveikti. Tiesiog dar vienas toksai klausimas, jeigu kalbėti apie skaitmeninę televiziją, priedėlius nusipirkti žmonės turi, kuriem reikia, kas pasirenka, sakykime, vienokią ar kitokią televiziją. Tačiau, nemažai mūsų žmonių žiūri televiziją vadinamais kolektyviniais tinklais, per kolektyvinę, taip sakant, anteną. Buvo tas perėjimas toksai gal pakankamai neskausmingas iš sekami PAL sistemą, vienas, paskui kitą mes turėjome išmetrinį, decimetrinės bangas perėjimą, dabar turime skaitmeninį. Nes keičiant išmetrinės ir decimetrinės sistemą, tai kai kurie namai perdirba visą traktą, kai kurie ten pastatė kokios tai blokelius, kad matytų tą, ką dabar rodo. Sakykit, o ar šitai televizijai reiks perdirbti dar kartą tas sistemas? Ar matys žmonės per kolektyvinės antenas? Žodžiu taip, jeigu ant namo stovi nesenai įrengta decimetrinių bangų antena, priimanti 21, ten 70 kanalus, čia kalbu ne vien tik tai apie čia, kur esame, bet ir kitose miestuose, ar ne? Ir po jos pastatytas tik tai stiprintuvas televizinis, ir pastatytas paskirstytojas arba atšakotuvas, kuris į kiekvieno gyventojo butą atveda kabelį ir televizinį signalą, šitiems gyventojams reikės nusipirkti tik tai priedėlius. Jeigu ten buvo padaryta, o taip daug kur buvo padaryta, kad buvo verčiami kanalai iš vienų į kitus, vadinamas konvertavimas, buvo prie kolektyvinės antenos tinklų
prijungta dar ir palidovinės televizijos antena, arba buvo pastatytos stotelės, kad galima ten būtų žiūrėti keletą kanalų. Šitie daugiabučiai, šitie tinklai gali turėti problemų. Bet vėlgi sakau, reikia žiūrėti kiekvienu atveju. Ir tiesiog, daugiabučio pirmininkai ar kiti žmonės, kurie ten gyvena, turėtų jau dabar pradėti rūpintis, nes tai vis tiek ilgesnis procesas. Taip, daugiabučiame šitą dalyką sutvarkyti, bet kuriuo atveju yra sunkiau dėl vieno dalyko. Tai būtent, kad gali būti, kad ir kabeliams jau 20 metų. Kaip paprastai būna. Kas jau paprastai būna ir taip to ir kiti dalykai. Dabar kas liečia patį tinklą namie. Taip. 2-3 televizoriai, jau pačioje laidos pradžioje mes minėjom, 2-3 televizoriai. Čia vėlgi čia jau galima pasakyti vienareikšmiškai. Jeigu jūs žiūrėsite eterinę televiziją, antžeminę televiziją, priiminėjama būtent su antena, kur stovi ant namo stogo, kiekvienam televizoriui bus reikalingas priedelis. Yra kažkokių tai eksperimentinių modelių, kur iš vieno priedelio galima bandyti į kelis pajungti visą kitą, bet apie šitos nesiplėsiu, nes vienas dalykas tai jie brangus, o kitas dalykas jie nėra paplitę. Šiaip tai yra taip, vienas televizorius, vienas priedelis. Dabar kas liečia analoginę televiziją, kurią transliuos kuri bus pas kabelinę televiziją, ten galima daryti įvairius variantus. Faktiškai tas pats, kur yra kabelinės televizijos tinklas, atjungiate nuo televizoriaus kabelį, prijungiate prie priedelio, į televizorių jungiate specialų kabelį, jisai turėtų būti SCART vadinama jungtis arba HDMI, jeigu ten žiūrėsite aukštos raiškos televiziją, likusiai 2 televizoriai gali laisvai žiūrėti analoginę. Ir, taip sakant, visai šeimai nereikės susirinkti prie vieno televizoriaus. Na, tai mūsų žiūrovom galima pasakyti tokį dalyką, kad tie, kurie žiūri kabelinę televiziją ir nenori žiūrėti, nieko pirkti, nieko ten papildomai pridėti, tai jie ir matys tą, ką mato. Taip, niekas ten nesikeis. Taip, ir noriu atkreipti dar dėmesį, užmiršau pasakyti. Daugelis kabelinių televizijų turi tuos vadinamus socialinius tinklus. Kai kas vadina ten 5 programom, dar kažkuo. Minimalius paketus. Jo, minimalius paketus, kuriuose yra arba ten vien lietuviškos programos, ar 5 tik lietuviškos, 10 lietuviškų ir 2 užsienietiškos kažkokios ten ir taip toliau, ar ne? Ir moka kažkokį minimalų mokestį. 2, 3, 5, 7, girdėjau, ir 10 litų yra. Šitiems irgi niekas nesikeis. Jokių pasikeitimų nebus, jokių priedėlių pirkti nereikės, jie kaip matė, taip ir matys. Būtent tas programas, jeigu norės matyti skaitmeninės televizijos programas, be abejo, dar kartą kartoju, visi, kas norės matyti skaitmeninę televiziją, visiems reikės priedėlių, būtinai. Mūsų laida eina į pabaigą, tikimės, kad bent jau šiek tiek įnešėme aiškumo šiokio tokio. Tačiau, vėlgi, iš mūsų kalbos žmogus, tas, kuris mus klausė, galėjo susidaryti tokį įspūdį, kad, tai yra labai sudėtinga. Ar taip iš tikrųjų yra? Nieko ten sudėtingo nėra. Tiesiog dar kartą kartoju, jeigu pas jūs yra decimetrinė antena, yra geras kabelis, čia kalbu apie privačius namus, geras kabelis, paimsite, tiesiog nupirksite priedelį, pastatysite prie televizoriaus, įjungsite į elektrą ir viskas. Instrukcijas lietuvių kalboje čia jau yra privalomas Lietuvos įstatymais, taip kad tikrai ten valandą sugaišti galima, kol ten išmoksite valdyti visą kitą. Įsivaizduoju, kad taip gali būti. Kitas reikalas, kad kai reikės sugrupuoti vėl programas, nes paprastai turbūt mūsų žiūrovas mėgsta, kad jau lietuviškos tai atskirai, paskui ten eina ar angliškos, ar rusiškos vėlgi kaip ir kam papuola, paskui eina dar kažkokios ir paskui tos, kurios visiškai nereikalingos. Tai turbūt standartas. Tai čia be abejo prie šito dalyko visada teks sugaišti, bet čia teks sugaišti bet kada, ar nusipirkus patys televizorių. O vyresniam žmonėm, aišku, teks pagalbą suteikti artimiesiems. Suteiks taip, arba tiesiog suteikia ir tie patys darbuotojai tų operatorių, kurie transliuoja, kurie prijungia skaitmeninės televizijas ar analoginės. Be abejo, tai yra suteikiama. Kągi,
Ačiū gerbiamas Sigitai už atsakytus klausimus, už apsilankymą mūsų laidoje. Mūsų laikas kaip ir baigėsi, aš turėčiau atsisveikinti su jumis gerbimi televizijos žiūrovai. Priminsiu, kad šiandien apie skaitmeninės televizijos problemas diskutavome su ponu Sigitu Puidoku.